Geresnė nuotaika, daugiau energijos, ramesnis miegas, stipresnis imunitetas, aiškesnios mintys, mažiau streso ir įtampos. Ir tai tik keletas dalykų, kurie priklauso nuo mūsų žarnyno tinkamos veiklos. Taip, žarnynas ne tik vieta, kur yra virškinamas maistas. Jis dar vadinamas antrosiomis smegenimis. Jame yra milijonai nervų ląstelių, kurios nuolat bendrauja su mūsų smegenimis. O apie 90% serotonino, laimės hormonų, atsakingo už mūsų gerą nuotaiką, gaminasi būtent ten. Be to, apie 70–80% visų imuninės sistemos ląstelių yra žarnyne. Tai reiškia, kad nuo jo sveikatos priklauso, kaip dažnai sergame, kaip greitai atsistatome ir net kaip mūsų kūnas reaguoja į stresą. Žarnynas taip pat atsakingas už maistinių medžiagų įsisavinimą, toksinų pašalinimą ir mikrobiotos pusiausvyrą, kuri veikia mūsų energijos lygį, odos būklę ir psichinę savijautą. Problema yra ta, kad šiuolaikinis maistas tiek nualintas ir apdorotas, kad jame lieka labai mažai vertingų medžiagų. Net valgant sveikai neįmanoma gauti visus reikalingus vitaminus ir mineralus ir mikroelementus. Klausimas tau, ar norėtum sužinoti, kaip pagerinti savo žarnyno būklę ir kartu visą bendrą sveikatą? Kokie papildai šiandien yra ant bangos ir kokios naujausios technologijos taikomos, kad jie veiktų ląstelės lygmenyje? Jei smalsu, parašyk man asmeniškai, pasidalinsiu savo patirtimi ir papasakosiu, kaip ir tu gali išbandyti šiuos produktus su nuolaida. Siunčiu tau šviesos.